diena prabėgo gerai. Iš tikrųjų, po kažkokių nuotykių, kaip pavyzdžiui, dingę stabdžiai buvo vienam greičio ruože, paskui šiaip netiko antram, šeštam greičio ruože stenograma nelabai tiko, tai galutiniam rezultatė mes esam patenkinti. Ir pradėjom greičiau, tikslas toks ir buvo iš tikrųjų, kad nuo pat pradžių pradėti greitai, paskui neužteko stabilumo, kad tą išlaikyti. Bet kaip sakau, buvo ir objektyvių priežasčių, tie stabdžiai, dar kažkas. Tai manau viskas gerai, mašina sveikutėlė, rytoj žiūrėsim, ką dar galim padaryti. Nuotaikos geras, viskas puiku. Nieko nekliūdėm, buvo daug ir grumstų, ir akmenų sušalusių, bet kažkaip labai dėkingai, nes iš tikrųjų ir saugojo mašiną ir labai nesinorėtų sustoti pirmoj dienoj vidury dienos, tai manau, kad stengsimės rytoj. Šį kartą net laikė tas pusašiukas vidinis, kur eina į centrinį diferencialą, į tą priekinį diferencialą. Ir jisai varo priekinį ašį, tai be jo važiuoti faktiškai buvo neįmanoma. Galima buvo bandyti tą daryti ir pasiekti servizo zoną, bet servizo zona buvo tokia, kad nebuvo galima naudoti jokių pašalinių daiktų, kurie nebuvo automobilyje. Ir jinai buvo tik tai 15 minučių, tai faktiškai šansų neturėjom jokių. Rytoj dar viena diena, dar vienas latviškas etapas. Bandysim važiuoti tam antrajame jau Latvijos etape ir bandysim bent jau reabilituoti save prieš kitus žmonės, vadinkim prieš pačius save, kad galim mes pradėvažiuoti į finišą, visą laiką turi viskas lūžti.